Ir šiandieną, tarkime, turime tokią temą kaip vidinė darna. Darna tarp mūsų minties, jausmo ir veiksmo ir jos svarba gyvenime. Ir kodėl tai yra mums svarbu ar ne. Bet taip pat iš karto mokytojai jau vakar padavė substancijos, tai yra stabilumo substancija, kuri įeis į jūsų gyvenimus. Visų pirma, aišku, įeis į jūsų struktūrą, įeis kaip stabilumo energija, tai yra kaip jausmas, kad jūs viduje vis labiau jaustumėte stabilus. Ir paskui, aišku, išsiskleis per situacijas, per įvykius, per pačią gyvenimo, vadinkime, tokią kokybę ir vertę, kad einant į tam tikrą pokytį, einant į augimo keliu, nepaisant to, kaip jūs manot, kad greitai ar lėtai ir kaip čia tai vyksta ir kaip sekasi tai pokytį aktyvinti savo gyvenime, bet kuriuo atveju jis vyksta. Ir kad tas pokytis vyktų darniai, sklandžiai, sukeliant vis tokias gražias mūsų būsenas, tas tokias džiugias nuotaikas, mums labai yra reikalingas stabilumas. Aišku, aš kalbu tik tai tiek, kiek mums dar kaip žmogui yra svarbu tas stabilumas. Kalbant iš jau mūsų kosminių sąmonių, ar ne, kalbant iš aukščiausios sąmonės lygmenų, tai stabilumas yra gyvybiškai svarbus, norint perduoti tam tikrą informaciją, norint perduoti tam tikrą pokytį, įgūdį, gebėjimą, sąlygas, tarkime, kad ir kažkokią gerą gyvenimo kokybę, galbūt finansinę grąžą, tai ir tai priimti, tarkim, aš vėlgi taip simboliškai ar nekalbu, irgi reikalingas stabilumas. Taip pat kai kurioms tokioms keistoms idėjoms, įdomioms mintims. Nesvarbu, ar jūs kleisit labai plačiai kažkur į labai plačias vandenynus į pasaulį, ar jūs tiesiog dalinsite su draugu, irgi yra labai svarbu, kad jumise būtų tam tikras stabilumas, vidinė darna, ramybė ir išsakant tą mintį ir tiek priimant tą naują mintį ir tiek išsakant naują mintį jumise būtų tam tikras tvirtumas. Nes aš ir pati gyvenime susiduriu su tuom, kad kai kada tam tikros būsenos, jautrumas aplinkai, kai kurios dar reakcijos į tam tikras situacijas jautresnės mano požiūriu, ar ne, irgi išmuša iš tam tikros darnos, iš stabilumo. Ir kas gaunasi, kada tu nebesi stabilume, tvirtume, tu pradedi abejoti. Abejoti viskuom, abejoti tiesa, abejoti aplinkybėmis, abejoti žmonėmis, kurie tave supa. Ir aplamai pradedi abejoti, ar tu tai, ką darai gyvenime, nesvarbu ką, yra svarbu, yra prasminga, tau kuria vertę, tau kuria pažangą, nes iš tos abejonės pozicijos tu pradedi nelabai, kaip čia pasakyti, įvertinti savo tikrasias galimybės ir tai, ką iš tikrųjų tu darai. Tu pradedi susimažinti, tu pradedi save nuvertinti. Ir žodžiu, visi tie dalykai ne tik, kad paliečia mūsų vidinę būseną ar įtakoja minčių lauką, tai yra per tas abejonės ar kaltes, kažkokias nuvertinimus, bet taip pat tai įtakoja ir mūsų aplinką. Prasideda gyvenime tam tikri strigimai, nepalankios situacijos, nori išspręsti kažkokią situaciją, priimti sprendimą, jau kažkas stringa, jau papildomi tokie įvykiai kuriasi gyvenime, kurie išmuša vėlgi, tarsi viena vertus patvirtina tavo abejonę, nes tu abejoji ar ne, ir tarsi jau prasideda strigimas, tada dar gali labiau sabejoti, arba tu tiesiog jau turi suprasti, kad viskas, jau manyje nebėra stabilumo, tvirtumo, vadinasi, aš nebežengiu į savo gyvenimą, į savo kasdienybę tvirtai, stabiliai, vadinasi, tai atsispindi ir mano gyvenimo situacijos. Todėl ir norėsis šiandieną jūs įvesti tam tikrą darnos patyrimą ir stabilumo patyrimą. Kalbant apie darną, kaip jau ir minėjau apie stabilumą, kad jis nėra tik, kaip sakant, geros mūsų gyvenimo sąlygos, kurios yra man asmeniškai palankios ir tiek. Ne, iš tikrųjų, stabilumas yra žiūrimas iš tos pozicijos, kurioje tu nesi stabilus. Tarkim, turime gyvenime kažkokių įvykių, situacijų, ar tai santykių su kitais, kurie, pavyzdžiui, tarkime, nelabai noriu su to žmogum bendrauti, nelabai noriu išspręsti šitą problemą. Ir tam tikros
mūsų gyvenimo platformai esančios, aš jas kartais vadinu tokiom prarajom, kurios nėra užpildytos mūsų sprendimais, mūsų stabilumu, mūsų tvirtumu, jos, aišku, vėlgi, kaip sakiau, jos daro tam tikrą įtaką ir nekuria tam tikro tvirto pagrindo, ant kurio tu gali ir tvirtai stovėti. Bet čia yra stabilumas persipina per visą ką, per mūsų minčių lygmenį, per mūsų jausmų lygmenį. Ir žinoma, jau tai turi atsispindėti į veiksmą, visų pirma, išėjimą į veiksmą, kaip tu išeini. Ir visų antra, reakcija į kitą. Nes reakcija į kitą irgi yra tam tikras jausmas ir tam tikras veiksmas. Ar aš, tarkim, sureaguosiu jautriai į tą tam tikrą situaciją, ar aš labai stabiliai, ramiai priimsiu, nežinau, kažkokio kito žmogaus repliką, ar kažkokią nepalankę situaciją mano, nežinau, kūryboje, ar ne. Ir tarkim, šiandien aš šiek tiek, ne šiandieną, mes vakar jau pasijokėm, nes jau kada vakar pradėjo vykti procesai ir kada iš tikrųjų turite žinoti, nepaisant to, kad mes susijungiame tik 2 kartus per mėnesį, procesai vyksta visada. Aišku, jie nėra taip 24 valandas per parą ir ne visada jūs galėsit jausti tą tam tikrą energinį įkrovą, bet jūs jau esate sutelkti į mokymo platformą, į tokią kaip ir meditacinę formą, bet vis tiek tai yra mokymo platforma, tampate bendruomenės dalimis ir jau mokytojai jau jūs pradeda, kaip sakant, judinti, globoti intensyviau šiek tiek, nes vis tiek esate įėję į tam tikrą pokyčių lauką, erdvę, pagreitintą pokyčio erdvę. Ir tikrai galite pajausti, kad ir procesai vyksta, tam tikri patyrimai vyksta, tam tikros idėjos ateina intensyviau, greičiau negu galbūt, kada jūs nedalyvavote niekur. Nebent jūs labai daug savarankiškai dirbate, bendraujate su mokytojais ir iš tikrųjų tada irgi yra tas nuolatinis bendravimas. Tai nereiškia, kad tik mokyme galite, ne, čia ne apie tai, bet tiesiog turite žinoti, kad procesai vyksta ir iš vakaro, ir iš anksto, ir taip toliau. Ir lygiai taip pat ir vakar, jau kada jungiasi jau šitie jūsų platformos mokymo energijos, jau irgi įsinešė irgi tam tikras pokytis ir visus kitus modelius. Tai vėlgi parodo, kaip padedant tam tikrą žingsnį, prasideda pokytis, nepaisant to, kad tos teminius modulius paruošėm kartu su subtiliuoju pasauliu, viskas kaip ir buvo tvarkoj, vis dėlto, kada prasideda pats pokytis, kada prasideda patys srautai, jau vėlgi įsineša tam tikras pokytis. Ir vakar irgi dar pasijokėm, kaip yra labai svarbu lengvai tai ir priimti. Na, tu čia gali galbūt supykti, galbūt kažkaip sureaguoti. Ir vėl čia reikia kažką keisti, čia taip ir taip. Ne, sureaguoja labai stabiliai, normaliai. Kad tai yra pokytis, jis yra normali vystimosi proceso dalis, augimo proceso dalis, taip ir paprastam gyvenime. Ir jeigu kažkur vyksta tam tikri įvykiai ir staiga jie pasikeičia, vėlgi ta stabilumo substancija, ta stabilumo būsena jausena, ji labai lengvai padės sureaguoti tas kintančias situacijas. Nes, aišku, ne visi gyvenimo strigimai, vadinkim, mūsų atžvilgiu, jie yra iš tikro strigimai. Kai kada kuris mus nori pakreipti tinkamesnė gyvenimo linkme, tinkamesnių pasirinkimų ir nori mums parodyti mūsų naujas galimybės, mūsų naujus pasirinkimus. Ir kai kada man kaip žmogui, kadangi tai yra išėjimas iš komforto zonos, aš kai kada galiu ir suabejoti, o gal čia jau kažkaip nepalankiai ta situacija vyksta. Ne, tai tada iš tikrųjų reikia pasižiūrėti, į ką veda ta situacija, į ką veda tas santykis, galbūt naujas kažkoks arba kitoks santykis, galbūt kitas darbo pasiūlymas, galbūt, nežinau, mintis apie kokio gyvenamosios vietos pakeitimą. Žodžiu, gyvenime mes su visakuo susidurėm, su įvairiausiam situacijom. Ir visos tos žinios, visos tos jėgos, energijos, jos įsipina į visas tas gyvenimiškas situacijas. Tai yra ne tik patyrime, ar ne tik meditacijoje, bet ir jau jūsų kasdienybėje. Taigi, grįžtant apie darną, jie yra be galo svarbu, kad mes išlaikytume savyje tam tikrą ir stabilumą, bet ir tam tikrą buvimą savimi savo ašyje. Kada mūsų mintis galvoja apie vieną, būsena jaučia visai ką kitą,
o veiksme mes dar atliekame ir trečią, iš tikrųjų mes labai daug savo gyvybinės energijos iššvaistome. Iššvaistome, nes nėra darnos, nėra ryšio tarp visos visumos. Jau nekalbu apie tai, kad ateityje kitose modeliuose mes labai kalbame apie net darną tarp visų savo sąmonių lygmenų, nes žmogus yra labai daugiamatis, turi ne tik mintį, jausmą ir veiksmą, jis yra dar ir daug daugiamatiškesnis ir kupinas įvairiausių tam tikrų sąmonės lygmenų, kuriuose su laiku žmogus turi gebėti įvaldyti ir išlaikyti darną tarp viso savęs suvokimo, visų savo sąmonių, ar ne, kiek jisai yra pajėgus užčiuopti. Tai va, ir kada labai svarbu stebėti tą minčių ir jausmų bei veiksmų darną, nes tada tu esi ryšyje. Jeigu kartais žmonės sako, aš nelabai jaučiu subtilų pasaulį, nelabai jaučiu ryšį su savo aukščiausia sąmonė, aš labai paprastai sakau, pasižiūrėk, ar tavo mintis ir jausmas bei tai, ką tu darai, yra darnoj. Ir jeigu yra darnoj, tada gali daryti prielaidą, kad esi ryšyje su savo sąmonė. Nebent, aišku, tavo veiksmas yra visiškai nesąmoningas, ar ne? Bet jeigu tavo veiksmas ar tai mintis yra nesąmoningos, tada tu net nepastebėsi tą darną. Nes ką reiškia tas pasižiūrėjimas savo minčių, apie ką aš, tarkim, šiandieną galvoju, apie ką šią akimirką galvoju. Ką aš šią akimirką jaučiu, kokią būseną jaučiu savyje. Ir tai pasižiūri į gyvenimą, tarkim, į materiją šiame momente, ką aš dabar darau. Ar tai yra darnoj. Ir kada žmogus bent jau užmeta žvilgsnį, kaip aš sakau, akimirką į tai, kas vyksta jame įsijungia stebėtojo pozicija. Vadinasi, įsijungia sąmoningumas, įsijungia sąmonės veikimas ir jie jau pradeda paduoti ir žinojimą, kas vyksta, tarkim, jeigu nėra darnos, jie ir paduos tam tikrą nepatogumo pojūtį, kad jau kažkas vyksta ne taip, jau, tarkim, jaučiuosi ne taip, arba jau mąstau apie praeitį, ateitį, ten galbūt dar nereikalingus dalykus, o ne apie tai, ką aš iš tikrųjų darau. Ir buvimas darnoje sudaro patyrimą čia ir dabar akimirkos. Labai tikrai daug apie tai yra kalbama, apie čia ir dabar akimirką, nes iš tikrųjų nei praeities, nei ateities neegzistuoja, ir ne, mes esam tik tame momente, kada mes esam sąmoningume arba nesąmoningume, nes kada esam nesąmoningi, vis tiek mes egzistuojam, ar ne? Tik tai tiek, kad neužfiksuojam pačio buvimo, pačio egzistavimo momento. Tai o ką duoda tas čia ir dabar akimirka? Tai, kad tu veiki pačiam geriausiam savo taške. Tai yra, tu veiki darnoj, tu veiki čia ir dabar akimirkoje, tu nesiblaškime, tu veiki tikslingume, nes kada įsijungia tas sąmoningumas ir tave stebi, vadinkime, arba kitaip tariant, tu pats jauti, kad save stebi, nes nėra tos atskirties, tada tavyje įsijungia tas stebėtojas, darna, ir tada pasiduoda be galo daug energijos. Tai ne tai, kad tu jau ten plūsti tą energiją, ne, bet tu jautiesi ramus, stabilus, ir tada tavyje atsiranda ir kūrybiškumas, tada tu esi ryšyje su savim, su savo sąmonė, su savo ašim, ir tada tu gali, kaip pasakyti, pasielgti teisingai. Jaustis teisingai, tas teisingumas supraskite iš tos pozicijos, kad ne tai, ką aš manau, kad teisingai, bet tai, kas tau yra reikalingiausia šią akimirką patirti, pajausti, ir taip tu užpildai savo momentą, savo gyvenimo akimirką, būtent tuo, ko reikia labiausiai. Todėl tik darnoj skleisis stabilumo substancija, stabilumo energija. Dar norėtųsi galbūt šiek tiek akcentuoti, koks tai yra skirtumas tarp energijos ir substancijos. Energija tai labiau išsiskleidžia per mūsų būseną, per jausmą. Aš tiesiog jaučiuosi stabiliai. Tiesiog yra tokia buvimo akimirka, jausmas, stabilumo, ašies patyrimas. O kada yra jau gyvenime išsiskleidžia stabilumo substancija, tai jau, kaip ir minėjau anksčiau, pati gyvenimo platforma jį prisipildo stabilumu. Tiesiog pradeda tos gyvenimo situacijos būti prisigėrusios tarsi to stabilumu, ramumu, reakcijos, santykiai pradeda labai kurtis stabiliai.
tai stabiliai nėra taip, kad vienodai. Ne, čia niekada taip nebus. Stabiliai kintančiai, bet kuriuo atveju ne tai, kad tave išbalansuotų, išderintų ir kažkaip reikėtų daug laiko skirti atsistatymui paskui, bet stabiliai, ramiai, žodžiu, kiekvienoje gyvenimo situacijoje ta stabilumo substancija ir kuriasi. Tai tampa tam tikra mūsų asmeninė savybė, tam tikra duotybė, tam tikra elgsenos forma gali pasireikšti, ar ne. Kada, pavyzdžiui, jeigu žmonės tarkim anksčiau, tai va, tu gal buvai labai emocingas, tu kažkoks pasikeitai, tapai ramus, kažko nebelabai čia, sakai savo nuomonę, kas čia nutiko, tai vėlgi, bet per tokią savybę, per tokią ramumą, kantrumą, susikaupimą, galbūt atsipalaidavimą netgi, gali irgi išsiskleisti ta stabilumo substancija. Žodžiu, tai nėra tik, kad tai, ką mes suvokiam kaip stabilumas, jie įeina į visą jūsų struktūrą, į visas jūsų sąmonės dalis ir jūsų realybę. Ir paskui jau tai tampa jūsų sudedamąją dalim, ko pasiekoje atsiranda galimybė priimti naujas žinias, naujas idėjas ir galų gale naujas save, nes tau vėlgi reikia to būti stabilume, kad leistum savo keistis, leistum savo tikėti, leistum savo priimti, kad ir apie save kažką naujo. Kada aš sakau, kad naujas žinias, tai nebūtinai tai pasaulinio lygio žinios. Tai gali būti tiesiog idėja apie tave, apie tai, ką tu gali kažką daryti kitaip, apie tai, koks tu gali būti kitoks. Tai vėlgi, nes tai net sakyčiau, net jautresnės žinios, negu būtų apie kitus, apie pasaulį, apie visuomenį virsmą. Tai, bet kiekviena žinia yra žinia ir kiekvienas mes turim savitą jautrumą, savitas situacijas, todėl ir matysim, kaip mumise šitas išsiskleis. Taigi, kaip ir sakiau, stenkitės, leiskit savo patirti, leiskit savo atsipalaiduoti, pasižiūrėti, kaip tai skleisis. Ir po mūsų susitikimo aš dar paprašysiu parašyti trumpą grįžtamą ryšį, tai ką jūs patyrėt. Va dabar, va šiandieną po meditacijos, jeigu turėsit dar akimirką laiko, tiesiog skirkit bent sakinuką, kaip užfiksavot stabilumą savyje, per ką užfiksavot. Taip, kaip jūs mokat, taip, kaip jūs galit, taip, kaip jūs jaučiat. Aišku, jeigu kai kurie ir neparašys, tai bent jau apgalvokite savo asmeniškai, kad visa tai užsifiksuotų. Nes jeigu tai įvyksta ir mes po proceso pamirštam, kad tai įvyko, tiesiog vyksta gyvenimas ir mes išeinam į kasdienybę, tai vėlgi tas procesas lieka toks beveik įsitvirtinęs jumise. O jeigu tu taip kažkur savo knygutį užrašuosi, ar va čia grupė, kuri yra iš tikrųjų saugi, galite dalintis, čia tikrai nėra jokių vertinimų ar dar kažko, savo patyrimais, tai irgi yra dar toks pastiprinimas, galbūt dar kitam atliepimas, kad taip ir aš panašiai galbūt jaučiausi, nes visi mes, kad ir kokie unikalūs būtume, mes esame taip pat ir tam tikrą prasme panašus, turime tam tikrus pojūčius panašius, ar ne, net ir vardinam skirtingai. Tai va, taip pat dar norisi tokią akimirką užfiksuoti ir keliausim jau į meditaciją, kad nenustebkite, jeigu jau šitame modulyje pasakysim kažką ir asmeniškai kiekvienam. Tarkim, nebūtinai, kad visiems, bet jeigu mokytojai paduos ten, tarkim, Danguoliai žinutė, Birutei žinutė, Ramuniai galbūt kažką. Žodžiu, labai ramiai sureaguokit, tiesiog priimkite tą žinutę savo, nes anksčiau, tarkim, tie, kurie dalyvavo meditacijos su manim ir Virginijui, to niekada nebūdavo, bet kadangi jau prasideda mokymasis ir tam ir yra kuriamas dabar nebedidelės grupės tam, kad matyti kiekvieną asmeniškai ir paduoti, jeigu reikalinga, tam tikrą ir asmeninį kažkokį intarpą, energiją, galbūt priminimą, galbūt patvirtinimą, galbūt nukreipimą ar dar kažką, aš nežinau, ar šiandien tai vyks, bet tiesiog norisi įspėti, kad neišsigastumėt, kad negalvotumėt, kas čia dabar vyksta, ką aš čia turiu daryti. Tiesiog labai išgirdę, jeigu savo vardą, išgirskit, ką nori perduoti mokytojui ir labai lengvai tai priimkit. Kadangi šioje grupėje yra mano mama,
tada jeigu pasakysiu žodį mama, tai irgi ramiai, nes sureaguok, irgi norisi irgi įspėti grupę, kad žinotumėt, kad jeigu mamai kažkokia bus skirta žinutė, tai aš jau jos vis tiek neįvardinsiu vardu, o sakysiu mama ir kad paskui tie, kurie turi vaikučių, neieškotumėt, kuriai mamai skirta šita žinutė. Tai va, čia šiek tiek tokios dar papildomų pasidalinimų, į ką mes galime eiti ir ko galite tikėtis. Tai va, o dabar einame tada į meditaciją, atsipalaiduosim, susitelksim ir pasižiūrėsim, kaip mumyse, ar tikrai visų pirma bus apie stabilumo substanciją, nes kai kada mokytojai pakeičia, jeigu mano, kad tai yra svarbiau. O įrašus, kadangi mes dirbam ryte, sekmadienis, tai aš tikrai įkelsiu maždaug taip per valandos bėgyje įrašą, rasite Messengerio grupiai. Tai gerai. Staisykit patogiai. Ir dabar sako, kiekvienas asmeniškai pagalvokit apie situaciją, įvykį ar kažkokią asmeninę savo būseną, poziciją, galbūt, nežinau, savybę, kurioje labiausiai jūs manot, kad trūksta stabilumo. Kur jaučiat, kad labiausiai nesigauna išlaikyti tam tikrą ramybę, kantrumą, kur yra didžiausia reakcija galbūt į tam tikrą situaciją. Kiekvienas taip užsimerkit ramiai ir iškelkite tą situaciją tarsi į erdvę, į mintį, kad aš norėčiau, kad ta situacija būtų arba išsispręstų stabiliai, arba ją galėčiau priimti per stabilumą. Arba galbūt kažkokioj, savo savybė galėčiau būti ten stabilesnė, neemocionuoti, galbūt emocijose, mintyse. Kiekvienas asmeniškai, taip atrodo, net jūsų sąmonės rodo tokį pasiėmėt lapukus ir užrašot šitai. Kas norit, galite ir užrašyti, kadangi toks vaizdinys ateina, tai irgi galit arba mintyse, arba galite ir pasirašytis. Galit, sako, ir kelis. Nes matyt, kažkas turi gal daugiau, net nedrįso iškelti į erdvę, bet dar ir tas rūpi. Galit ir kelis. Tiek, kiek, tarkim, bet neįnykite į tas situacijas, tik tai, kad nenužemėtų jūsų vibracijos, bet tiesiog, kaip faktą. Čia, tarkim. Galit, nes kai kas rašo ir daugiau. Nes nori kūrėjas ir mokytojai išgirsti tai, kas jums yra svarbu. Kai kada subtilus pasaulis, jisai kada kuria eterinėme lygmenyje, galimybių lygmenyje, subtilioje erdvėje, jie ne visada žino tai, ką tu mąstai kaip žmogus, kas tau kaip žmogui svarbu. Jie mato energijas, substancijas, tarkim, savybės, galimybės tavo ir pagal tai modeliuoja tikslingumą. Bet kai kada mums kažkas labai svarbaus rūpi, o jie net nepamasto apie tai. Irgi tai būna. Nori išgirsti jūs. Mokytojai dabar nori išgirsti jūs. Kol jumyse tvirtinsis, pas kai kurios yra daugiau to stabilumo, mažiau, kai kurie net savybė tokia kaip duotybė atsinešti neturi žmogus stabilumą savyje. Todėl kiekvienam, kam yra dar sunkiau šiame momente, ne tik, kad paduoda stabilumo substanciją, bet ir sukuria tam tikrą palaikymą to stabilumo, maitriai išskleidžia savo energinį lauką, kaip stabilumo tokį platformą iki to laiko, kol jumyse asmeniškai susifokusuos tas stabilumas.
Kaip sakiau, pas kai kuriuos yra tikrai stiprus, pas kai kuriuos netgi tikrai yra ir jau atsineštinis stabilumas, tiesiog jau yra išsiugdyta matyti per tam tikrus gyvenimus ir sąmonės patirtis, o galbūt tiesiog tai yra sąmonės duotybė ar ne, ir pas žmogų natūraliai jau jis skleidžiasi. Bet pas kai kuriuos, aišku, reikėtų daugiau, norėtųsi daugiau to stabilumo, dėl to šiandieną ir paduoda. Bet iki kol įsitvirtins, kadangi viskam reikia laiko, tai Maitrėja tarsi ateina į pagalbą, padėti, kad palaikyti dar tam tikrą erdvę, kol jūs tą stabilumą į save integruosit. Ir dabar, kada išsakėte mintise, būsenoje, raštu galbūt, tai, kas jums svarbu, atrodo, kuris visą tai surenka, tos tarsi vėlgi lapukus ar nesimboliškai surenka, sako, o dabar atsipalaiduok. O dabar atsipalaiduok ir nurimk. Tarsi pajauskit, kaip atiduoda tą situaciją spręsti kūrėjui. Jis tarsi tai nori simbolizuoti, kad jis padės, parodys, įneš aiškumo, suvokimo galbūt, situacijų tam tikrų. Bet pajauskite tokį energinį nuėmimą tų situacijų. Turėtų šiek tiek palengvėti, būsena palengvėti. Gali kūnas palengvėti, nes kūnas irgi labai jaučia įtampas tam tikras ar ne, negalavimai tada būna įvairūs. Širdutė tokie įvairūs jautrumai pasidaro, tada kada yra tam tikras neaiškumas. Bet dabar atiduokite tai, ką užsirašė, tai, ką išsakėt mintise, tas situacijas kūrėjui. Kažkas nori spręsti vis dėlto pats. Kūrėjas tarsi nusako, duok. Ne, neduosiu. Tai tada pasižiūrėkit, ar kuris nenorit atiduoti ir atiduokit. O kodėl atiduoti? Dėl to, kad visada kūrėjas gali padėti jums. Čia yra kaip pagalba, kad padėti išspręsti. Bet matyt, kažkuris savybė gali būti prisirišus prie tam tikros situacijos ir nenorėti paleisti jos. Tai čia paduoda kūrėjas tokios gerumo, energijos ir supratimo, kad ramiai, tai neprisirišk prie tos situacijos. Nes kai kada mes taip jautriai reaguojame tam tikrą įvykį, kad susikuria tas prieraišumas. Aha, gerai, susitarė, žodžiu. Gerai. O dabar visi dėmesį sutelkiam konkrečiai į stabilumo sąvoką kaip mintį, nes gali būti, kad mes nesam tiesiog apie ją galvoję ar ne, arba dažnai vartoja. Tiesiog sutelkiu save, sutelkiu savo dėmesį į stabilumą taip, kaip aš įsivaizduoju, taip, kaip jūs kiekvienas suvokėt, matot. Kažkas gali galbūt labai plačiai suvokti arba suprasti ir išskleisti tą stabilumą. Kai kas tiesiog gali apmąstyme palaikyti dėmesį kaip stabilumą. Bet atrodo, visų sėkmybės labai stipriai susitelkia į tą stabilumą, vadinasi, jūsų vidinė pajauta, jūsų širdutis to labai laukia, siekia to, tarsi atrodo, toks palengvėjimas net jaučiasi, kada jos ne tik kad mintis, bet ir būsena susitelkia į stabilumą. Stabilumas dabar vaizduojamas yra kaip toks didžiulis atomo branduolys. Kuris yra kiekviename iš jūsų. Ar jūsų dėmesio energija, jis turėtų sukurti sąlygas, tai yra jūs galėtumėte patirti tai. Kada sutelkiam dėmesį, atpalaiduojate savo kūną ir leiskite tai energijai, tai stabilumo būsenai pozicijai užsitvirtinti, tai yra
Leiskit savo patirti. Šitas procesas vyksta tiek mikro tokiam lygmenyje, atrodo net iki tam tikrų mikro savybių, tokių mažų dalelyčių. Ir taip pat labai plačiai, kaip ir sakiau, kad gali būti ir visa kūno realybė apimti. Bet tiesiog aš akimirką nutilsiu, kad jūs galėtumėte patirti, stebėdami save. Jeigu užsnūsit, pakartosit meditaciją. Stabilumo substancija šiame momente neša tokia labai daug gyvybinių kodų. Labai įdomi, nes pavyzdžiui, kartais gyvybiniai kodai būna tiesiog gyvybiniai kodai kaip atskiri, o čia stabilumo substancijoje, toje energijoje yra tokių mažų subatominių dalelyčių, atomų, kurie savyje turi net ir tam tikrus gyvybės kodus, kurie susitelkia į ląstelių lygmenį, tarsi į kūnus, bet ir, sakyčiau, kaip įdomiai, ląstelė rodo net emociniam ir mentaliniam lygmenį. Tai yra emocija, kai krūtinėse ir, tarkime, prote. Nors tai nėra kaip ir fizinis matmuo, ar ne, emocijoje ir pats protas, bet rodo kaip fizinį matmenį ląstelės. Ląstelės, į kurias įėjęs ta stabilumo substancija išsprogsta gyvybinė energija. Tokia ir net gijimo, sakyčiau, gyvybinė. Ir taip sproginėja, atrodo, taip pukšt, susproginėja, tie gyvybės kodai išsiskleidžia. Tikrai tai yra naujos realybės gyvybės kodai, tik negaliu čia pasakyti ten antrinės, tretinės, galimai galbūt antrinės realybės, kitaip tariant, naujos realybės. To vis tiek kitokio būvio, kitokios gyvenimo kokybės, kitokios jau senos gyvybės kodai. Ir vieną kažkurį iš jūsų sąmonių regiu, kaip taip šiek tiek nuobodžiauja. Sako, tai ką dabar, sako, reikės veikti. Kaip ir tu, jeigu visur stabilu, nebėra tų reakcijų kažkaip, ramu, atrodo, taip su humoru, aišku, čia priimkite, tai tokia rodo pavyzdį. Tai sako, reikės kurti, patirti naujo, sužinoti kažką naujo. Tai bus irgi, sako, įdomu. Ne tik, kad reakcijos, tam tikros emocinės reakcijos arba tie permąstymai įvairūs tokie mintyse, kada mes pergyvenam dėl kažko ir daug apmastom. Tai sako, dabar to vis mažės, nes tas stabilumo substancija jie labai patrauks to, kas nereikalinga ir atsiras erdvės kūrybai. Ir atsiras erdvės kūrybai daugiau. Ir tarsi tai išgirdusi savo, sako, gerai, sako, vėlgi taip žaismingai.
Ir per tą stabilumo būseną, akimirką. Ai ne, dabar visų pirma, per tą stabilumo akimirką ateis kaip čia pasakyti, ar tikrai nauji mokytojai, jūsų jo, taip, ateis nauji mokytojai, bet dar iki tol jie parodė, kad sako, išjauskit stabilumą dabar atskirai, stabilumą mintyje, akimirką susitelkite į minčių lygmenį ir tarsi galvytį jauskit tą stabilumą psichikoj. Na, psichika šiek tiek aukščiau už fizinę galvytę yra, na, taip aš jaučiu, bet jūs kiekvienas asmeniškai pasižiūrėkit, stabilumas mąstyme. Čia mes apimam ne tik žemišką mąstymą, tiek, kiek aš pasiekiu jūsų mąstymo lygmenis. Vieni gali taip išjausti labai arti savęs, kiti gali labai į gilį tą mąstymą patirti. Sakau, visi, kadangi esam skirtingų pojūčių, potyrių, bet norisi, kad neapsigautumėt, kad nesuabsoliutintumėt, kad vyksta ir į gilį, ir aišku, ir į tą žemišką protą. Dažniausiai čia yra tas toks nestabilumas, mes patys sukeliam tas tam tikras blaškymus, abejonės. Tai dabar stabilumą jaučiu mintyje, mąstyme. Ir patirkit. Ir kada kažką pajaučiat, ar tai galvytėj gali būti spaudimas, o galbūt kaip tik palengvėjimas, galbūt tokia ramybė, visaip gali būti, tokių minčių nebuvimas. O gali būti, kad priešingai gali biški tos mintis dabar labai stipriai judėti, tai tada dar kartelį telktis reikia į stabilumo mąstymą, stabilų mąstymą, taip čia gal. Ir leisti joms nurimti. Stabilumo energija turėtų tai harmonizuoti, nuraminti. Ir užsifiksuokit savo, kad aš patyriau, aš pajaučiau. Kažką ten tą ir tą galbūt savo mintyse galit užfiksuoti. Raštu išrašyti, žodžiu išsakyti, kad ir garsiai, jeigu įvairios galimybės yra. Gerai, užfiksavo ir mokytojai. Dabar sako, sutelkite dėmesį į būseną. Tai galite tai būti krūtiniai, galite jau aiškiai kiti žinoti savo, kur yra būsena. Būsena jausmas stabilumo. Tarsi sutelkite dėmesį į būseną ir pajauskite stabilumą jau kaip jausmą, kaip būseną. Aišku, jausmas ir būsena šiek tiek skiriasi, būsena yra tokia gilesnė, tvirtesnė, mažiau kintanti, bet kintanti. Jausmas jis vis tiek labiau yra toks kintantis, labiau vibruojantis. Bet ir tai galite pajausti, kai kurie yra jaučiantys labiau, kiti būseną labiau jaučiantys, tai todėl taip ir sakau, kad gali būti ir taip, ir taip. Kiekvieną apžiūriu ar užfiksuoju, nes atrodo per kiekvieną iš jūsų stovi po mokytoją ir fiksuoju. Aš tik tai vedu tai, ką veda mokytojai, ką veikia su jumis mokytojai. Įgarsinu. Ir vėlgi užfiksuokit jūs. Aš stebiu, kaip užfiksuoja mokytojai. Kai kam biški taip į būseną duoda daugiau jėgos, kad nuimti, matyti tam tikrą dar apribojimą, pojūčių, pajautos apribojimą.
Ir dabar pajuskite kūne stabilumą. Kaip reaguoja jūsų kūnas? Visą taip kūną tarsi pajauskit, kojas, pirštus, visą rankas. Nes jis, kūnas, atliks veiksmą. Ir jeigu kūnas nepriima tos pozicijos, tos energijos, jis neišeis jums į veiksmai. Tarsi jausitės kaip sustingę. Tai va tokį irgi galim. Nes irgi mokytojai stebiu, kaip jūsų tos kūne tos naujos ląstelės, ne naujos ląstelės, nauji gyvybiniai kodai, jie irgi dar tebesproginėja, ten vyksta tas procesas. Kad ir perėjom prie kito, tai nereiškia, kad jau ankstesnysis procesas užsibaigė, jie dažnai vyksta daugiamatiškai, tik tai tiek, ką svarbu įkalbėti, ištarti, išsakyti, ką jūs sutelkti, tai tą įrodo, bet vis daug procesų vyksta tą pačią akimirką. Todėl jeigu kažkas jaučiat visai kažkaip kitaip, tai irgi yra tiesa, nes galbūt jūs jaučiat kitus procesus, bet jie turėtų būti susėti vienokį ir kitokį požiūrį su tuo, ką veikiam šią akimirką. Kūnai gali akimirką priešintis, nes jiems tai yra kitokia energija, kitokia vibracija, bet kūno sąmonėj yra tas žinojimas, kas yra stabilumas, nes mokytojai ruošia žmogų ne dieną naujiems pokyčiams, vadinasi, jau kūne yra tos informacijos, kad taip žmogus turėtų jaustis, taip žmogus turėtų veikti. Ir irgi užfiksuokit. Kūnas gali suspausti, sutraukti raumenį arba dar kažkaip, taip gali sureaguoti, tai jūs vėl taip atsipalaiduojat, kad tas kūnas atsipalaiduotų ir vėl leidžiat jam patirti. Ir vienas antras kartas ir tikrai turėtų užsifiksuoti. Tiesiog aš pati kartais, kada vedu ar tai meditacija, ar dar kažkas ir kokia nors didesnė įkrova, jau jaučiu, kaip kūnas sustingsta. Jisai sutraukia raumenį, nes jam tai yra kažkaip galbūt nepatogu. Bet pastebi tai, atsipalaiduoja ir vėl energija prateka. Bet pakankamai gerai, bent jau iš mano pozicijos, kada stebiu jūs kiekvieną, tai visai gražiai skleidžiasi ta energija. Ir dabar visą tai apjungdami, išjautė vientisumą tarp savo kūno pojūčio, būsenos pojūčio ir minčių lygmenyje esančio stabilumo, mąstyme. Tarsi su visa ko sutelkiu dėmesį į savo naują mokytoją, subtilę sąmonę. Kartais nebesinori sakyti mokytojui, nes mokytojų statusai kinta subtilioj plotmėj, bet kad mes taip labiau geriau suvokiam. Bet tai yra subtiliosios sąmonės, kurios kuria kartu su žmogum. Jos įneša pokytį tam tikrą, ne tik, kad moko žmogų, bet jau kuria kartu. Tai dėl to tik tai, kad dėl ko nesinori kartais sakyti mokytojui. Bet nėra čia didelė kažkokia labai klaida, jeigu ir įvardinam, kad tai yra subtilusis mokytojas. Jis nėra susietas konkrečiai su stabilumu, nes Maitrėja išskleidė stabilumo tą palaikymą, jis vienas visiems išskleidė, bet mokytojas kiekvienas ateina unikalus, tarsi visi skirtingi mokytojai ateina prie jūsų, nes žybsi skirtingomis spalvomis, bet jie atėjo per būtent tą stabilumo energiją, stabilumo substanciją, ašį. Ir jie jau neš kažkokią savitą, bet kuriuo atveju padės jums kiekvienam asmeniškai kažką naujo susivokti, bet neša skirtingas energijas ir kur skirtingas variantus. Ar man pavyks suvokti, ką galbūt jie skleis jumise? Kažkaip būsenas, sako, būsenas. Gerai.
Tai tarsi jūsų kūrybinis darbas toks. Dabar kiekvienas asmeniškai pabandykite priimti patys tą būseną, kurią jie kurs kartu su jumis. Jeigu stabilumas vyko kiekvienam visiems vienodai, tarkim, ar ne, tai kiekvienas asmeniškai gaunate dar papildomai po tam tikrą būseną, savybę, kuris kleisis pas kiekvieno asmeniškai. Tai tarsi galite užklausti erdvės, kokią būseną, tarkime, aš turėsiu išskleisti, arba kokią būseną aš gaunu, kurią turėsiu išskleisti ir pastebėti ją. Visiems jis skirtinga. Ir vėl užsifiksuokit patį pirmą žodį. Negalvokit apie tai nieko. Tiesiog gavau žodį ir priimu. Pamirškit žodžius nežinau, nes jūs dabar tiesiog priimat. Ir priėmė tą žodį, nes parodė, kad kiekvienas gavote. Jeigu šią akimirką, taip tikrai neužfiksavo, nes galbūt labai atsipalaidavę esat, tai dienos jėgoje tiesiog leiskit savo pasistebėti. Pakelkite tą klausimą, o kokia ten galėjo būti, kaip ten galėjo būti. Tada dienos jėgoje, kada pagaus jūs mokytojai tam tikrą akimirką ir jais tą mintis. Nes yra taip, kada paduoda informaciją, ta informacija nugula mūsų informaciniam lauke ir iki suvokimo, iki konkrečios aiškios minties kartais reikia laiko, todėl viskas yra normalu. Svarbu man užfiksuoti, kad į jūsų sąmonės lauką, į jūsų informacinį lauką įėjo ta mintis. Ir tai fiksuoja irgi mokytojai. O jeigu aiškiai jau supratot, tai ir priimkite. Ir leiskite dabar savo patirti tą būseną, kurią turėsite išskleisti kažkaip, apmąstyti galbūt, savo kasdienybėje ją pastebėti, kaip jį kūrėsi. Bet čia tik viena savybė. Neieškokit labai daug, nes visiems parodė labai gražią vieną savybę arba būseną. Kai kam gali būti jausmas, pavyzdžiui, man vienam pasirašė, kad yra tikėjimo būsena, jį turės skleistis kasdieną, stebėti, kaip jis skleidžiasi, ar ne, kažkam galbūt harmonija kokia, ar dar kažkokia, va tos du pavyko užfiksuoti, tokius ryškius. Gal kitus sako, neišduoti reikia. Nenusižiūrėtų paskui. Tai tik tai du, žinokit, aš gavau. Pastebėjau erdvėj. Gali būti ir tokia, pavyzdžiui, koks griežtumas, rimtumas. Žodžiu, neturėkit jokio įsivaizdavimo, kokios tai turėtų būti. Griežtumas gali labai aukštam tokiam pozityvume skleistis. Griežtumas gali būti nebūti per pyktį, per emociją, o tiesiog galbūt savo ribų išsakymas, ar ne, ar dar kažkas. Galbūt yra kažkokių situacijų, kur niekaip tu neišsprendi, kol, kaip sakant, griežtai nesusakai, kas kaip tu jautiesi, kaip tu matai tą situaciją. Kol, kaip sakant, norime būti geri kitiems, neįskaudinti, kažkaip neužkliūti, tai tada vėlgi nesame savo tiesoj.
Tai va, jeigu gauna tokias tvirtesnės savybės, irgi jau neišsigaskit ir neatmeskit, kad gali tai būti. Gerai, ir dabar pasiduoda tam tikra džiugesio ir lengvumo energija, tarsi pasiduoda, kaip piltuvėlis iš viršaus atsiveria ir kaip tokia, kaip saulės šviesa užpildo, apima kiekvieną iš jūsų, jūs kiekvienas tarsi turite savo tą savybę, laikote rankoje, ją analizuojat, ją varto tarsi, o viršuje esantis toks energinis srautas, kaip sakau, kaip saulės tarsi spinduliai apglėbė jūs kiekvieną asmeniškai ir paduoda tokio lengvo džiugesio. Dabar tą savybę pasiliekam savo, stabilumo pasiliekam savo ir atsiveriam tam lengvam džiugesiui. Bet to tas džiugesys mano pozicijoje labai jaučiasi su naujais atradimais. Galbūt su ta nauja savybė, galbūt su tuo žinojimu, kad tos situacijos išsispręs, su tokiu palengvėjimu, gyvenimo palengvėjimu tas džiugesys. Kad viskas bus gerai, kad ir kaip tas toks tarsi palaikymas, toks lengvas džiugesys. Lengvumas tiksliau ir džiugesys. Taip pat, lengvumas ir džiugesys. Vėl atsipalaiduojam, neišsiblaškom dar akimirką ir leidžiam patirti savo, leidžiam savo užsipildyti energetinę tą tokią lengvumu, džiugesiu, tokiu žaismingumu, polėkiu netgi. Fizinis kūnas gali būti toks atsipalaidavęs, gal net ir po meditacijos šiek tiek gal pavargęs gali jaustis, kiekvienam nuo fizinių galimybių priklauso, bet pati ta jausena tokia turėtų užsifiksuoti lengvume. Aha, biški gali papykinti dabar, nes biški užkabino tos tokios rimtumo, žodžiu, džiugesys dabar eina, tas lengvumas ir džiugesys labai giliai nori integruotis irgi. Škliūna tokios labai rimtumo, tokio rūpesčio. Va, tos tokias dalelytės mumis esančias. Tai jeigu biškis supykins, susvaigs galvytė, viskas gerai. Akimirka ir praeis. Nes lengvumui ir džiugesiui yra labai priešinga tas rūpestis. Labai jau yra kardinaliai skiriasi tos energijos. Ypatingai va tas toks perdėtas rimtumas, perdėtas atsakomybės, tas jausmas toks, kada tikrai per rimtai žiūrime į visą ką ir tada nėra to lengvumo. Va, ir praėjo tas, kur sakiau, gali būti tas pasekmė turėtų praeiti, gal kai kam dar.
Labai įdomią frazę gavau. Kava sukelia įtampą ir skatina rūpesčio energiją. Nežinau, ar jums tai atlieps. Jeigu kam atlieps, pasistebėkit savo kavos gėrimo dažnį ir stebėkit, kaip jaučiatės po kavos. Parodė, kad atrodo, nes aš pagalvojau, prieš tai galvoju, kad kaip smagu, bet jau prieš mūsų susitikimą, po susitikimo atsigersiu kavos. Na, vat po jūsų, va dabar rašiausi eiti atsigerti kavytis ir va dabar parodė, kad kava skatina tą rūpesčio tokią energiją, tą va tokią įtampos energiją. Tai va irgi pasistebėkit, jeigu dažnai jaučiat gyvenime tam tikrą įtampą, kuri neturi jokios loginės prasmės, tai yra, niekas gyvenime nevyksta, kad kurti tą įtampą, kažkokių labai situacijų ar ne. Na, tokių racionaliai. Pasižiūrėkit, ar negeria daug kavos. Na, čia gal kiti iš viso negeria, tai tas negalioja, žinokit jums. Bet tie, kurie geria, tai aš kaip supratau, paliksiu be kavos šiandien. Jo. Gerai. Na ir po truputėlį grįžkim dėmesio pagalbą į savo kūną. Po truputėlį pajudinkit save, savo rankytis kojas, kad kartais gali pirštai būti ištinę nuo įkrovos, neišsigaskit, va tokie biški aptirpę. Žodžiu, man, kad aš pradėjau bendrauti su subtiliuoju pasauliu, pačioj pradžioje, tai visada aš vaikščiodavau ištinusiais pirštais ir kojom. Visada nesvarbu vasarą, žiemą. Paskui susiharmonizavo, tai yra vėlgi kūnas, jisai toks tarsi prisipildo tos energijos ir irgi jeigu pajaučia tokius keistus reiškinius po meditacijos, po įkrovų tam tikrų ar ne, ar jūs savarankiškai medituojate, ar čia grupiai, tai irgi neišsigaskit, kad tie pirštukai biškai patinsta, tai jas tiesiog pasimasažuojam ir ta energija turėtų išsiskirstyti. Gerai, tada pažiūrėsiu, kaip jau laikotės. Grįžkim. Gerai. Nu ką. Dar pažiūrėsiu.